Sveiki, draugai ir draugės. 29 skyrius – eismo dalyvių pareigos įvykus eismo įvykiui. Čia bus ir eismo įvykio deklaracijos pildymas ir ką daryti, kai ta avarija įvyksta. Testuose irgi yra šiek tiek klausimų, bet gyvenime labai svarbu, nežinot, padarius avariją, ar jūs kalti, ar kitas kaltas, kokie veiksmai turėtų būti, kaip save apsisaugot, kad ten paskiau nenukentėt kažkaip tinkamai užpildyti deklaraciją, o gal policiją kviesti. Įvykus eismo įvykį, kiekvienas su juo susijęs vairuotojas ar kitas eismo dalyvis privalo, nedelsdamas sustoti, nesukeldamas papildomą pavojaus eismą ir pažymėti eismo įvykio vietą taisyklių 91,2 ir 92 punkte nustatyta tvarka. Taigi netingėjau ir paėmiau būtent tos punktus prisiminti, tai ką padaryti, kai įvyko ta avarija. 91. Avarinė šviesos signalizacija transporto priemonėje, jeigu tokia įrengta, privalo būti įjungta. Tai jungiat avarinį ir jeigu avarinės šviesos signalizacijos neveikia ar jos nėra, pastatyti avarinio sustojimo ženklą. Gyvenvietėse nerčiau kaip 25 metrų atstumu, ne gyvenvietėse nerčiau kaip 50 metrų atstumu. Tai gyvenvietė miestas ir negyvenvietė už miesto nerčiau kaip 50. Primenu, kad dabar kalbam apie ką daryti įvykus eismo įvykiui ir privalo kiekvienas su tom susijęs eismo dalyvis pagal galimybės imtis visų reikiamų priemonių saugiam eismui užtikrinti. Eismo įvykio vietą. O tais atvejais, kai eismo įvykio vietą kviečiama policija, neleisti, kiek tai nekelia pavojaus eismui, kad pasikeistų eismo įvykio aplinkybės. Taip pat saugoti eismo įvykio pėdsakus. Taip paprastai įvyko avarija, jeigu mes pildom deklaraciją, tai mes galim, kad pasikeistų įvykio aplinkybės. Ką tai reiškia? Jeigu mes užstatę, užbuvę, kažkas nori pravažiuoti, mes ten kažkaip stovim, aš daryčiau kaip? Paimu deklaraciją, jeigu aš esu nekaltas, čia yra kaltininkas. Aš paimu kaltininko vairuotojo pažymėjimą, paimu asmens dokumentą ir paimu jo deklaraciją, paprašau, kad jis pasirašytų ten, kur kaltas dėl eismo įvykio, padarau nuotraukas iš visų pusių, kaip čia kas atrodo, kad matytųsi ir valstybiniai numeriai ir kas atsitiko. Ir tada mes galėtumėm atlaisvinti eismo įvykio vietą, pasitraukti šoną ir ramiai pabaigčiau pagal esamus dokumentuose informaciją, pabaigčiau pildyti deklaraciją. O jeigu jūs nesutarėte dėl eismo įvykio aplinkybių ir nukentėjo žmonės ar trečias turtas, tada privalot kviesti policiją ir kai ir kviečiat policiją, tai tada jau negalit patraukti mašinų. Negalit patraukti mašinų, negalit ten kažką netgi stiklų sušluoti, todėl kad policininkai atvažiavę žiūri ir palei šukės, ir pagal stabdymo žymės, ir pagal nukritusias detalės, kaip maždaug buvo tas smūgis. Kartais būna smūgis didžiulis, mašina apsisuka trisšiam, paskui nebeina suprasti, kas iš kur atvažiavo ir kas į ką trenkėsi. Jie iš visų tų dalykų surenka informaciją ir atlieka tyrimą. Tai čia du atvejai. Arba pildom deklaraciją ir sutariam, bet tik taip galima daryti. Tuoj į priekį neužbėgsiu, patikslinsim. Su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai privalo pateikti galiojantį savo asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą arba galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Informacija būtent transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės apdraudusiai draudimo įmonei nustatyti. Žodžiu, draudimą. Jeigu to reikalauja kiti su eismo įvykiu susiję dalyviai. Privalom pareikalauti, mums reikia ir vairuotojo pažymėjimo, ir teisių, paso, to kortelės ir draudimo, kad mes galėtumėm užpildyti eismo įvykio deklaraciją. Primenu, kad geriau tegul pildo tas, kuris yra nekaltas, nes kaltininkas gali kažką neteisingai užpildyti, tyčia, netyčia, ir po to jau taps ta deklaracija negaliojant. Įvykus eismo įvykiui, eismo dalyviai privalo, jeigu eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužeistas žmogus, privalo pranešti apie eismo įvykį policijai ir pasilikti eismo įvykio vietą. Arba pranešęs policijai sugrįžti į eismo įvykio vietą ir laukti, kol atvažiuos policija. Šiek tiek pakomentuoju, kaip tu gali palikti. Tu neturi telefono, tu negali niekaip paskambinti policijai, tu esi miške ar kažkur. Tai tada kažkokiu tai būdu tu dasigauni iki ten, kur tu gali paskambinti, pranešti, pakviesti ir po to tada grįžti atgal į tą eismo įvykio vietą. Tai atlikė. Išskyrus tu atvejus, jei policija leido palikti eismo įvykio vietą. Bet iš eismo įvykio vietos tu gali išvažiuoti, jeigu policija leido. Tu paskambinai, pranešė apie eismo įvykį, bet tu sakai, man koja yra sulūžusi, čia yra žmogus, mane paveš į ligoninę. Tau sako, gerai, važiuokite į ligoninę ir tokiu būdu jūs galit, kai policijai pranešėt, žino ir galite tada jau išvykti iš eismo įvykio vietos. Arba turi būti suteikta pirmoji pagalba nukentėjusiam asmeniui ar jam pačiam. Ir jeigu tas eismo dalyvis, žinoma, reikalinga skubiai suteikti pirmą pagalbą, ten kažkas labai baisaus atsitiko ir net nėra laiko kada paskambinti, bet aišku vis tiek visada yra skambinama į 112, pranešama, kad įvyko kažkas ten, įvyko baisaus ir tada jau vežamas tas žmogus. Aišku, pats vairuotojas, pavyzdžiui, gali būti be sąmonės, tai tada jau, žinoma, jis keliaus į ligoninę ir jam negalios tas pasilikimas ar pranešimas ir panašiai. Tai todėl tas paskutinis punktas irgi apie tai yra. Arba turi būti suteikta pirmoji pagalba nukentėjusiam asmeniui ar jam pačiam. Tada galima palikti irgi
eismo įvykio vietą. Tas punktas apie tai, kad, žodžiu, įvykus avarijai turėtumėm likti, kol atvažiuos policija, jeigu žuvo arba buvo sužeisti. Jūs jau matėte 50% KET pamokos. Visas ir pilnas KET pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Eismo įvykio dalyviai privalo imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta pirmoji medicinos pagalba nukentėjusiesiems asmenims. Iškviesti greitąją medicinos pagalbą. O jeigu iškviesti greitosios medicinos pagalbos arba nukentėjusiųjų nuvežti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą kitų transportų neįmanoma, tada nuvežti juos į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą savo transporto priemonę. Išskyrus tuos atvejus, kai tai sukeltų pavojų nukentėjusiųjų gyvybei ar sveikatai. Įvyko, iškart skambina į pagalbą, kviečiat pagalbą, kaip man buvo, ta mašina nuriedėjo ten ir aš iš karto sustojau, pirmas dalykas už telefonų ir einu link įvykio vietos ir nebėgu ten neteikiu, o pirmą pranešu 112, kad įvyko eismo įvykis, nustatau vietą, kas atsitiko, kad apsivertė ir matau dūmai rūksta iš tos mašinos, žmonės dar kaip ir nelipa, pirmas žvilgsnis toks ir kol aš kalbėjau, kol pranešiau vietą, jau atsidarė duris, išlipo vyras, išlipo moteris su vaiko ta kėdutė, taip pakėlus, tas vaikas čia su diržu tabaluoja, taip į apačią, jinai ten išsigandusių kvapą jaučia, galvoja, kad užsidegs mašiną tuoj. Ir dar toks kitas berniukas, kokių 10 metų. Tai mano veiksmai pranešti, iškviesti ir tada aš jau ėjau miškelį bėgau prie tų žmonių ir klausiau, kokia jūsų savijauta, kaip jaučiatės ir pasitraukit nuo automobilio, nes, gali užsidegti, gal sprogti, nežinau, tai tiesiog sakau, traukitės toliau nuo automobilio. Ir tada bandžiau prieiti arčiau, žiūrėti, kaip vyrui čia taip oda visa atsilūpus ranka. Ir vaikams šokas, tas vaikas stovi, eina, kitas mažesnis, tas, kuris tame buvo irgi ant mamos čia, bet gerai, kad verkė, kad sąmoningas ir matęs, kad būklės stabilios, apvynioti ranką vyrui, bet kol mes tik pasiėmėm vaistinėlę, jau pradėjo atvažiuoti greitoji, gaisrinė ir policija. Jeigu eismo įvykio metu nežuvo ir nebuvo sužeistas žmogus, o su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai sutarė dėl eismo įvykio aplinkybių ir nekviečia į eismo įvykio vietą, su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai policijos nekviečia eismo įvykio deklaracijų nubraižyti eismo įvykio deklaracijoje eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybės ir duoti visiems su eismo įvykiu susijusiems eismo dalyviams pasirašyti. Na ir apie ką čia kalba? Kalba pagaliau apie eismo įvykio deklaraciją, kurią, kaip perskaitėm tekste, žinom, kada galima pildyti, kai nesužeisti žmonės, nežuvę, sutarta dėl eismo įvykių aplinkybių, nekviečiama policija ir nepadaryta žala trečiajam turtui, tai tada galima pildyti eismo įvykio deklaraciją. Apie jos pildymą šiek tiek užsiminiau, bet dabar pasakysiu gal pagrindinius tos komentarus, kur nepadaryti klaidos pildant eismo įvykio deklaraciją. Tai pirmas dalykas ją turėti mašinui, nes kai draudžiat automobilį, draudimas jums duoda arba atsiunčia e-mailą galite atsispausdinti. Na, čia sekantis punktas bus toliau, kad jeigu neturite eismo įvykio deklaracijos tokios formos kaip, tai vis tiek galite paimti baltą popieriaus lapą ir supildyti visus šitos punktus, kuriuos dabar mes čia matom, 15. Tai irgi bus eismo įvykio deklaracija ir nereikės policijos kviesti, nes kai kviečiat policiją, policija formina eismo įvykį, skiria baudą padariusiam eismo įvykį asmeniui, o jeigu jis užsipildo, tai baudos kaltininkas išvengia. Bet jeigu didesnis eismo įvykis, daugiau žalos padaryta, gal būtų gerai išsikviesti policiją, kad gal tu galvoji, kad kaltas, bet gal tu nesikaltas, tai tiesiog, kad įvertintų, apiformintų, policininkai tada kaip ir liudininkai yra, tada jeigu jau kažkas įvyktų, kažkoks ginčas ateityje, tai visada būtų tai, kad policija suformino, policija prašė tą eismo įvykį, bet sakykime, tokių avarijų mieste didesnių nebūna, sparnas, lempa, šonas, durelės įlenktos, tada tikrai galit patys pildyti, žala kai nėra labai kažkokia ten didelė.